Šnibžda į ausį Kleopatra, kaip nuodingoji Egipto karališkoji kobra. O aš tai saldžiai miegu po sunkių dienos darbų, kuriuos reikia nudirbti atlikti. Ir net nespėju rūpintis savimi ir tenka valgyti ten, kur miegu. Žinau, tai kiauliška, bet taip nešvaistau brangaus laiko ir taip galiu spėjant atlikti viską laiku iki tol, kol ateina vakaro tamsa ir nereikia gintis nuo tykojančių laukinių plėšrūnų naktį. Dėja, kad ir kaip būtų gaila, yra tų, kurie to nesupranta ir miega dieną sau ramiai šilko patalų guolį ir kankina kitus, norint kažko tai gauti. Kalbu apie tą naktimis šnibždančią man į ausį gyvatę, kuri tikriausiai nori mane nužudyti. Man kyla nuo jos baimė, paranoja. Nebežinau, ką man daryti. Turiu eiti slėptis aš nuo jos ir miegoti kitur, kur jos pėdos dar nebūta. Be to jos kojų pėdos apavas aukso lietos. Ir dar ją tai netenkina, gi saulė jas kaitina. Ir jai per karštą su jumis netgi pavėsyje sėdėti aukso soste. Ja turi kiti vėduoklėmis vedinti ir nešti iki vandens, ją atgaivinti gėlų vandeniu. Ir argi tai ne vergystė? Och, taip, aš pamiršau, iš kur ji kilus. Toji vergė, kuri dabar valdovė Egipto vadinas. Ir nesupranta jinai esmės, kad noriu ją iš čia išprašyti savo norų. Noriu aš ramiai miegot naktimis, kad netektų paranojos baimiai slėptis. Och taip, aš pamiršau, kartą teko keliauti iki Romos Vatikano, vien tam, kad vyno raudono atsigert su mano priešu Džiuliju Augustu Cezariu, kuris mano sostą ten išniekino ir pasiskelbė tarp visų save naujuoju imperatoriumi. Gerai, kad yra čia Nilo upė ir stovi upėje laivai, galime su jais ten plaukti. Ir jai belieka tik soste aukso sėdėti, kuriame ji ne tik nesėdi, bet ir mano kajutėje nori miegoti. Ir naktį anties plunksna, kurią aš išminti rašau, man nuogas pėdas kutenti. Ir negana to, ji dar pavargus nori man įsakyt, kad išeičiau ir palikčiau ją vieną, ramiai sau miegot. Taip ir nesupranta, kodėlgi aš šio laivo nenuskandinau, gi tai puikiai moku daryti. Ir pamenu gerai Nilo upėje daug alkanų krokodilų. Taip pat tų viską ryjančių piranijų. Bet gal vien, kad laivai man daug reiškia ir nenoriu to daryti, vien tam, kad ramiai įsimiegoti. Todėl nenoriu aš niekada daugiau ten grįžti. Priežasčių yra daugybė. O dvi iš jų priešai ir ta, kuri ten nori nukeliauti. Prisiekiu sau nekelti ten kojos ir to nedaryti. Ir viską pradėti nuo pradžių. Ir netgi jai sunku. Ir reikia ant žemės klūpėti. Svarbu tai daryti iš visų jėgų ir niekada nepasiduoti. Tokiems kaip jis, norintiems svetimą turtą pasisavinti. Todėl aš įsakau visų pirma savo, niekada nedrįsti leisti to daryti, savintis ir netgi mintimis to geisti. Įsakymas tebūnie užrašytas. Negeisk svetimo turto ar svetimos moters, mintimis ar kūnu niekada nenusidėki. Nepaleistuvauk. Kalbėki tiesą ir neskleiski apkalbų. Netiesos niekam nereikia girdėti.
ir lai ištinka mirtis tuos, kurie jų neseka. Nusidedant neklauso, per amžius tegyvuoja išmintis. Taip kaip ir kiti įsakymai turi vertę. Ir kaipgi jinai drįsta, kai aš prieš jos akis rinktis kitą. Todėl nutariu aš įsakymas bus pirmas, neturėk kitų, tik mane vieną, kurį savo vyru vadini ir naktį lovoje su juo tu miegi. Ir vardą vieno jo tari, kad jį visa širdim ir protu myli. Todėl antrasis bus, netark vardo manojo daugiau, jei tu geidi kito ir tikiesi, kad aš laiminsiu jūsų jungti. Taip kaip šventė viena iš jų, taip kaip sekmadienį, kuriuo aš tau išpirkdamas iš vergijos laisvę dovanodamas, tau duodamas. Ir suteikiau jį švenčiant laisvėje gyvent. Todėl trečiasis tebūnie įsakymas bus užrašytas. Švęsk sekmadienį, savo vergystės pabaigą. Nedrįski švęsti kitą, taip kaip esi tu kito tėvo motinos dukra, ne to faraonų valdovo Egipto žemių. Todėl ketvirtasis bus gerbti savo tėvą ir motiną. Ir svetimų tu nežudyk, dėl jų atsakomybės už išdavystę. Ir svetimų vardu pasiskelbti esant taip, kaip tu gali prie jų priartėjus nužudyti. Penktasis užrašytas turi būti: nežudyk, ne tam gyvybė yra duota ir tikrai ne tam, kad save šilkų nuogą dabinti ir rodyti visiems savo nuogą krūtinę, viliojant kaip mažus vaikus pienu tuos vyrus, kurie neturi namų, neturi kur eiti, yra paleistuviai, miegantis netgi su kiaulėm ir paršais, ten, kur tavo pėdos dar nebūta. Todėl įsakymas duotas turi būti užrašytas: nepaleistuvauk, nei kitų į svetimą trobą raudonų vyno atsigert ir apie meilę pakalbėti. Gerai, aš pamenu tikrai, meilės laiškai mano ranka rašyti, kuriuos tu mano laivo kajutėje radai ir juos savo nutarei paskyrus pasisavinti be gėdė. Todėl bus tai vagystė ir įsakymas bus užrašytas to nedaryt. Nevok, nesisavink kito svetimo turto ir neturėki šitokio noro, už tai tau gali tekti atsakyti pačiame Romos panteone, kuriam aš ir vadovauju, miela mano brangi Kleopatra. Aš pamiršau tau tai pasakyt, gimęs tavo norų ten ir keliaujame, o tu vis dar man kalbi tą nebūtą, savo išgalvotą tiesą. Nekalbėk tu netiesos, toks įsakymas manęs generolo duotas, kuris turi būti vykdomas, o jei ne tave, galiu nuteisti mirtim už išdavystę jo nevykdant. Todėl aš įsakau, nekalbėk netiesos, įsakymas yra 8. Gi tau iš anksto sakiau, negeisk svetimo vyro ar moters, ar svetimo turto, taip kaip šio laivo ar mano meilės laiškų, kurie tau nepriklausantis ir yra mano turtas. Todėl įsakymas 9. Nekeisk mintim, širdim ir protu. O 10. įsakymas bus: negeisk svetimo turto, turtingų juo nebūsi ir nepraturtėsi. Gana man tavęs klausyt, aš išeinu ir daugiau negrįšiu pas tave. Tu esi beširdis, beprotis ir nori vien tik mane valdyti, be gėdos guli čia lovai vertais maiste kaip kiaulė. Ir dar drįsti sakyti, kad aš esu nelaboji prakeikta, visų vyrų suviliotoja. Aš nekinu tave čia gulinti
ir palikti. Negrįžt daugiau ir nematyti tavojo veido. Nemanyk, kad aš pamiršau, kad tu išžudei visą mano šeimą. Nutilk tu, moterie, tu ten nebuvai ir nieko neregėjai, nematei. Karas kilo ne dėl mano kaltės, o dėl valdžios ir žemės ją valdyti. O aš esu tas, kuris nori tai sustabdyti. Tu baisi išdavikė mano širdies. Mano sesuo pasirūpins, kad tu daugiau niekada neužmigtum ir į maistą įmaišys tau kobros sliaukų nuodų, nuo kurių tu mirsi. Ir kasgi man belieka, kaip tik palikti šitą vietą ir keliaut kitur, ieškodamas maisto ir naujų namų. Nori, sau ir valdyki, ir būki prakeikta savų prakeiksmų. Neapykanta. Aš tau atleidžiu už išsakytus man žodžius. Deja, nenoriu daugiau jų girdėti, todėl turiu keliauti tučtuojau, o čia galiu ir būti nužudytas, kvaila mirtim nunuodytas manęs siejamo maisto grūdais ir manęs kepama čia duona. Sunku man palikti visus kitus, tuos, kuriuos laikau šeima ir savo artimaisiais. Deja, man gyvenimas svarbus kaip ir mano gyvybė, todėl tariu, viskam sudė ir uždarau išeidamas duris. Čia daugiau negrįšiu iki tos dienos, kol visi mano priešai išvys mirtį. Tada mano kojos ir vėlgi žengs šitų durų slenkstį, kurį taipogi aš dariau, tam, kad apsisaugoti nuo tų, kurie manęs nekenčia ir linki man negero. O labai atvirai, tai viskas čia manęs daryta ir vien todėl, kad nuo visko apsisaugoti ir nuo visų. Tų, kurie nesupranta ir nesupranta mano kaltės, čia nėra. Nebūta. Karo aš nelemiu baigties. Tiesiog aš tas, kuris jį nori sustabdyti. Ir bėgti būtų lengviausias kelias, todėl turiu likt. Ir išlikti budrus, saugotis, kad taip ir neįvyktų. Ir priešui būti dar geresniu, artimesniu draugu, kad viską sužinoti ir atskleisti jo pinkles.